Šrimad Bhagavatam, 1 giesmė, 12 skyrius. Imperatoriaus Parikšito gimimas. Išminčius Šaunaka tarė: baisus ir neįveikiamas Ašvathamas ginklas, Brahmastra, pažeidė Utaros, Maharadžos Parikšito motinos įsčias. Bet aukščiausias viešpats išgelbėjo Maharadžą Parikšitą. Kaip iš šių įsčių gimė didysis imperatorius Parikšitas, didžiulės išminties žmogus ir didis bhaktas. Kaip jis mirė ir ką pasiekė po mirties. Mes, kupini didžiausios pagarbos Maharadžai Parikšitui, kuriam Šukadeva Gosvamis perteikė transcendentinę išmintį ir trokštame apie jį išgirsti. Papasakok mums apie jį. Šri Suta Gosvamis tarė: valdant imperatoriai Judištyrai, visi patyrė jo kilnią širdį ir tėvišką globą. Jis neturėjo siaurų asmeninių tikslų ir netroško tenkinti savo jausmų, nes be paliovos tarnavo viešpaties Šri Krišnos lotoso pėdoms. Garsas apie Maharadžos Judištyros žemiškus turtus, apie aukojimus, pelniusius jam geresnę lemtį, apie jo žmonas, jo ištikimus brolius, plačias valdas, apie jo viešpatavimą žemėje ir jo gerą vardą pasiekė net dangaus planetas. O brahmanai, karaliaus turtai buvo tokie kerintys, kad jų troško net dangaus gyventojai. Bet jis buvo pasinėręs į tarnystę viešpačiui, todėl niekas, išskyrus tarnystę, neteikė jam tikro džiaugsmo. O Brigų sūnau Šaunaka, kai didis karžygys Parikšitas tūnojo savo motinos Utaros įsčiose ir kentė nuo baisaus karščio, kurį sukėlė Ašvathamas paleistra Brahmastra, jis išvydo, kaip prie jo artinasi aukščiausias viešpats. Nors grinai transcendentinis, viešpats buvo nykščio didumo. Jo juosvą dievišką kūną puošė geltoni tarytum žaibo blyksnis rūbai, o jo galvą dengė spindintis aukso šalmas. Tokį jį regėjo kūdikis. Jis buvo įstabus, keturankis, su lydyto aukso spalvos auskarais ir raudonų iš pykčio akių. Kai jis judėjo, jo vėzdas sukosi aplink jį kaip meteoras. Vėzdu viešpats išsklaidė Brahmastros spinduliavimą, kaip saulė išgarina lašelį rasos. Kūdikis stebėjo jį ir stengėsi suvokti, kas jis. Kol vaikas jį stebėjo, aukščiausiasis Dievo asmuo, visų mūsų supersiela ir dorųjų globėjas, tasai, kurio nevaržo nei erdvė, nei laikas, ir kurio rūbas yra visos pasaulio kryptis, ūmai išnyko. Kai viena po kitos patekėjo visos palankiosios žvaigždės, gimė tiesioginis pandų įpėdinis, turėjęs prilygti jam savo narsa. Maharadžai Parikšitui atėjus į pasaulį, džiūgaujantis karalius Judištyra atliko apvalomasias kūdikio gimimo apeigas. Mokyti brahmanai, vadovaujami Daumijos ir Kripos, giedojo šventus himnus. Gimus vaikui, karalius gerai išmanantis, kaip, kur ir kada dalinti aukas, apipylė brahmanus auksu, dovanojo jiems žemių, kaimų, dramblių, arklių ir grūdų maistui. Labai patenkinti karaliaus dovanomis, mokyti brahmanai kreipėsi jį kaip į viršiausią iš pūrų palikuonių ir pranešė jam, kad šis vaikas yra tikras pūrų giminės įpėdinis. Brahmanai tarė: visagalis, visur esantis Dievo asmuo, viešpats Višnu, išsaugojo tavo nepriekaištingąjį sūnų, norėdamas tau pasitarnauti.
Viešpats išgelbėjo jį, nors jam grėsė neišvengiama žūtis nuo neįveikiamo antgamtinio ginklo. Dabar visas pasaulis kalbės, kad šį vaiką globoja pats Dievo asmuo, o laimingiausiasis šis vaikas be abejonės bus tobulas Viešpaties baktas ir garsės didžiausiamis dorybėmis. Dorybingas karalius Judištyra paklausė, o didžiasias sielas, ar jis bus toks pat šventas valdovas, kokie buvo kiti šios didžios karališkos giminės palikuonys? Ar skambės jo vardas kaip doros įsikūnijimas, ar sklis garsas apie jo šlovingus darbus? Mokyti bramanai tarė, o Pritchos sūnau, šis vaikas prilygs karaliui Ikšvakų, Manų sūnui, kuris rūpinosi visais gimusiais šiame pasaulyje. Jis griežtai laikysis bramanizmo principų, ypač bus ištikimas duotam žodžiui, ir tuo bus panašus į Dievo asmenį Ramą, Maharadžas Dašarathos sūnų. Dosni bus šio vaiko ranka, ir ieškančius užtarimo jis gins neblogiau už garsųjį karalių Šibį iš Ušinaros. Kaip ir Bharata, Maharadžas Dušjanto sūnus, jis plačiai pagarsins savo giminės vardą. Jis bus taikliausias iš lankininkų ir atstos 2 Ardžunas. Jis bus nesulaikomas kaip ugnis ir neįveikiamas kaip vandenynas. Šis vaikas bus stiprus kaip liūtas, ieškantis užtarimo už jo pečių jausis tarytum Himalajose. Jis bus kantrus kaip žemė ir pakantus kaip tėvai savo vaikams. Savitvarda jis prilygs savo senelį Judištyrai ir Bramai, o dosnumu Kailasos kalno šeimininkui Šyvai. Jis bus visų gyvų būtybių globėjas, kaip aukščiausiasis Dievo asmuo Narayana, kuriame prieglobstį rado pati sėkmės deivė. Šis vaikas eis Viešpaties Šri Krišnos pėdomis ir maža kuo jam nusileis. Kilne širdiškumu jis prilygs valdovai Rantė Devai, o religingumu Maharadžai Jajačiui. Jis bus kantrus kaip Balis Maharadža ir ištikimas Viešpaties Krišnos baktas kaip Prahlada Maharadža. Jis atliks daug ašvamedhų, žirgo aukojimų ir visada seks senų patyrusių žmonių pavyzdžių. Šis vaikas bus tėvas valdovų, kurie savo būdų prilygs išminčiams. Vardant taikos ir ramybės pasaulyje, vardant religijos jis baus išsišokėlius ir ramybės drumstėjus. Sužinojęs, kad Brahmano sūnui prakeikus jam lemta mirti nuo sparnuotos gyvatės kėlimo, jis nutrauks visus materialius saitus ir galutinai atsiduos Dievo asmeniui, rasdamas jame savo prieglobstį. Išklausinėjęs didįjį filosofą Vyasadevos sūnų apie tai, kas yra tikrasis savęs pažinimas, jis atsižadės materialių prisirišimų ir taps be baimės. Tokią ateitį valdovui Judištyrai pranašavo astrologijos ir gimimo apeigų žinovai. Dosniai apdovanoti jie grįžo namo. Šis vaikas pagarsės pasaulyje Parikšito, tyrinčiojo vardu, skliaustelėse tyrinčiojo, nes jo tyriantis žvilgsnis kiekviename žmoguje ieškos to, kurį kūdikis regėjo prieš užgimdamas. Taip jis nuolat atmins Viešpatį. Kaip jaunas mėnulis, karalaitis Parikšitas sparčiai augo, savo senelių globojamas ir lepinamas. Kaip tik tuo metu karalius Judištyra nutarė atnašauti žirgą, norėdamas atsikratyti nuodėmių, kurias užsitraukė kovodamas su giminaičiais. Bet tam reikėjo nemaža lėšų, o jis be savo valdinių mokesčių ir baudų neturėjo kitų pajamų šaltinių. Žinodami, ko valdovas širdyje labiausiai trokšta, jo broliai, neklystančią Viešpaties Krišnos patarti,
šiaurės kraštuose jam surinko reikiamų lėšų skliausteliuose iš turtų, kuriuos buvo palikęs valdovas Maruta. Turtų pakako net 3 žirgo aukojimams. Ir dorovingasis valdovas Judištyra, kurį po Kurukšetros mūšio persekiojo baimė, patenkino Dievo asmenį viešpatį Harį. Maharadžas Judištyras pakviestas į aukojimą, Dievo asmuo Šri Krišna pasirūpino, kad aukas atnašautų patyrę skliausteliuose 2 kart gimusiai brahmanai. Aukojimams pasibaigus, giminaičių džiaugsmui viešpats kelis mėnesius liko paviešėti. O Šaunaka, po to viešpats atsisveikino su karaliumi Judištyra, Draupadė, kitais giminaičiais ir Ardžunos bei kitų Jadų dinastijos narių lydimas išvyko į Dvarakos miestą. Tai baigėsi Šrimad Bhagavatam 1 giesmė, 12 skyrius, pavadintas Imperatoriaus Parikšito gimimas.